Kai neturėjome aikštelėje A4 Audi, šitas visai neblogas variantas, 21 metų A4 Premium Plus komplektacija, pilka spalva, gavusi į priekinę dalį kapotas, lempa, bamperis ir sparnas. Čia visiškai nedideli pažeidimai, jinai kūrėsi ir važiuoja, 32 tūkstančius mylių turi, dar kitoje pusėje yra sparnas, 32 tūkstančiai mylių, parsiduoda draudimo kompanijos, lapkričio 28 bus aukcionas. Šiek tiek pabraižytas diskas, matot, pažymėtas ne aukciono, bet draudimo kompanijos. Šonas idealus, stogas, panorama irgi sveiki, juodas salonas, graži apdaila, oda irgi geros būklės, visur ekranai, šviesios lubos, liukas, pabandom užvesti, kaip jinai užsiveda. Nu, raktą nepagauna gal. Va, pasigavo raktą. Varikliukas dirbo kaip bitutė. Čia šildomos sėdynės. Graži medžio apdaila. Odos kokybė ir būklė labai gera. Gražus medis. Šildomos sėdynės, kaip minėjau. Varikliukas dirbo labai gražiai. Einam pažiūrėsim toliau. Visai neblogas, žinokite, variantas, aš jums pasakysiu. Labai nedideli pažeidimai. Ką mes turim bagažinėje, kiek turi, 4 varomi. Dar gausit žieminių gumėlių komplektą. Šiek tiek yra čia pabraižyta. Čia kažkiek pabraižymai, bet čia nepabraižymai, labiau čia nusipoliruos, kaip kažkokie klijai, gal buvo išklijuota kažkas tai. Pažymėta ant disko čia, bet nelabai matosi, kas čia iš tikrųjų yra. Čia irgi purvina, vat. Visiškai nedidelis mušimas.